Klausyk, man labai įdomu, ką šita banditska roža veikia vaikiškam restorane, kur atsiprašant, nei alkoholio nėra, nei cigarečių. Ko norėjo šitas kiaulė? Jis užsisakė pienišką kokteilį. Ir viskas. Na, ne viskas, jis dar paėmė visus pinigus iš kasos. Kaip? Nu taip. Jo? Tai ko tu nieko nedarėjai? Tai aš jam daviau nuolaidų kortelę dar. Nu ir kągi mes su jumis nusprendėm? Imam? Žinoma, kad imam, taigi nuostabu, labai gražu. Suprantu jūs, labai gerai. Dabar einame į kasą, susimokote ir rytoj mes šitą lovą jums pristatysim. Rytoj? O klausykit, nebūtų galima šiandien, aš taip jau šiandien noriu. Viskas gerai. Klientas yra svarbiausia. Šiandien tai šiandien. Ačiū Prašau labai. eiti į kasą, susimokėti, o mes lovytę supakuosime. Ačiū labai. Galinačka, ačiū tau labai, tu buvai stebuklingai nuostabi. Pagaliau mes iškišom šitą lovą. Klausyk dabar taip. Štai ten yra toks pilkas, negražus, minkštas kampas. Žinok, jo nieks neperka. Reikia būtinai iškišti. Eik truputėlį pagulinė. Gerai, mažutė? Supratau. Greitai. Nu, užrašysiu 2 etatus. Žinai ką, Ženė? Na. Aš va dabar taip eidamas primečiau. Karočiui, mes prie ežero prasidėjom parą laiko, ne? No. Meškerių mes, karočiui, prisipirkom už 300 eurų, taip? Nu taip, nu. Karočiui, už benziną, kur atvažiavom čia į Labanoro girią, ne? Mes sumokėjom apie 300 litrų, jo? Taip. Pašarui mes išleidom daugiau negu 500 litrų, ne? Nu taip. Aš jau nekalbu, karočiui, apie šitą antikvarinį varinį kiberą, kurį mes žuviai pirkom, ne? Nu. Tai dabar, karočiui, primės klientą. Tai va šitas vienintelis kilbukas, kurį mes pagavom, ne? Nu. Jis yra vertas 1000 litrų. Primeti? Kaip? Aš sakau, va šito kilbuko kaina yra 1000 litrų, kurį mes vienintelį pagavom. Eik tu savo. Tai gerai, kad tik vieną pagavom. Oho. Nu ką, vyrai, aš norėčiau kartu su jumis pakelti taurelės už tikrus bachūrus. Už rimtus bachūrus, aišku, išskyrus Ryčką. Todėl, kad Ryčka yra ne bachūras, o triochala. Kodėl? Supranti, aš jam pasiūliau dėlą, vieną banką paimti. Nu geri pinigai, viskas. Jisai man sako, neturiu laiko, nes reikia aplankyti brolį. Išvažiuoju 2 metam. A pats tuo metu sėdo į kalėjimą. Va matai, argi tai vyras, tai yra triochala, va. Palauk, tu nevadink jo triochala. Kodėl? Todėl, kad ar žinai, kur jo brolis? Kur? Jisai sėdė tam pačiam kalėjime kaip ir jis. Tik tai, kad jis metais anksčiau atsisėdo. O tai to prasme jie susitiks? Nu, tai aš ir sakau, kad nevadink jo triochala. Nu tada ir už Ryčką. Nu, tada davai. Žiūrėk, girdėjai tokią naujieną? Pilypas, karočią, su grūdu aukso dirbinių parduotuvę atidarė. Pilypas? Tik ką praturtėjo? Ne praturtėjo, nespėjo, supranti, jie va praeitą naktį, jie išlaužė, žinai, į vidų įėjo, bet karočią signalizacija suveikė, mentai atvažiavo ir uždarė. Grūdą uždarė, Pilypą tėvą, žinai, ten ištraukė. Tipo, nu, ten sumokėjo visą tą, nu, tipo, pasižadėjimas, tipo, neišvyk, žinai, bet... Bet aš taip sužinau, sako, atidarė parduotuvę, žinai. Galvoju, maladėts, bet, žinai, aukso grandinėlių visko, bet... Kas? Eina šikt!
Kaip jums variantas? Skambino žmona iš namų. Pasakė, kad uošvienė užpjovė mano staforčyrą. Tai jinai durna? Gal alkana? Nepil. Strežai. Klausyk. Žiūrėk, o jeigu tau dabar kas nors tai pasiūlytų daug pinigų, tu nužudytum mane už pinigus? Tave už pinigus nužudyt? Niekada. O, молодец. Niekada. Gerbiu. Tugi mano draugas. Už kokius pinigus aš tave nemokamai nužudyčiau. Labadiena. Ko galim būti naudingi? Labadiena. Matote, aš esu samdomas žudikas. Profesionalus killeris. Ir man tiesiog reikia vienam žmogeliui padaryti tokią šiokią dovanėlę. Man reikia labai galingo pistoleto. Kuo galingesnio. Gerbiamasis, štai, prašau. 50 kalibras, sprogstamos kulkos. Ardomoji gale sieną pramuša. Labai gerai. Klausykit, o galima padaryti, kad jisai šaudytų iš tų pačių kulkų, bet pats būtų iš plasmasės? Jūs turbūt juokaujate. Žmogus laikantis plasmasinį ginklą iššovęs iš tokios kulkos pats žus iš karto. Jūs turbūt mane blogai supratot. Man to ir reikia. Aš juk jau prisistačiau. Aha, viskas supratom. Einu ieškot. Labadiena, ko galėčiau jums padėti? Man reikalingas jūsų firmos prezidentas. Prezidentas šiuo metu yra pas save, bet jisai jūsų priimti negalės, nes yra užsiėmęs. Tai gal aš galėčiau jums kuo nors padėti? Tu? Taip. O kas tu toks? Aš esu šios firmos viceprezidentas. Malonu. Ne, kai tik tu, man viceprezidentė, padėti negali. Viešpatie. Kiek kartų mes tave perspėjom, kad tu grąžintum babkės, ką? Nu ką, viceprezidentė, su paaukštinimu?